Sveiki, aš Ignas, teikiu miškininkystės paslaugas, bet šiandien noriu pašnekėti apie automobiliuką, kurį vairuoju ir padaryti tokią trumpą apžvalgą jo apibūdinimą. Tai va, yra Subaru XV16 varikliuku. Neblogas automobiliukas, neblogas variantas, bet šiaip miškam pats tai nesiūlyčiau. Nelabai man iš tikrųjų jisai patinka. Kodėl nepatinka? Tai turbūt nepatinka tai automatinė dėžė ir varikliukas, gan silpnas. 1.6 tai ir važiuojant kažkur mieste, iššokt ant lenkimo, tai visai yra reikalų iš tikrųjų su šiuo automobiliu. Automatinė dėžė. Automatinė dėžė man tuo nepatinka, kad žiemą, pavyzdžiui, kur nors užstrigus ir nebūtinai žiemą, kai yra palyta, ir toks dabar, kaip einam kvartalinę liniją, jeigu būtų koks kalnas, koks daugiau smėlio būtų, tai užstrigus, jau užstrigai, tai žodžiu ir pasidėsi tenais. Jau arba kastuvas, arba traktorius, bet jau pats tai jau jis labai sunkiai išvažiuos. Tai va, jeigu būtų mechaninė pavarų dėžė, tai būtų visai kas kita. Tai va, šitas reikalas, dar kas yra, tai bagažinė. Iš tikrųjų labai neerdvi bagažinė. Ir dar prie neerdvios bagažinės iš tikrųjų čia yra atsarginis ratas, o norėtųsi, kad tas atsarginis ten būtų kaip nors integruota kažkokia jam vieta tam atsarginiui, kad ten būtų daugiau biškį vietos bagažinėje. Bet gaunasi, nėra, į komplektaciją apskritai neįeina šitas atsarginis ratas, apskritai neįeina, turi pirktis jį atskirai ir tada gaunasi įsidėti į bagažinę, kas sumažina vietą. Tai va, tai toks aš tai nerekomenduočiau tokio automobilio, šitam miškui nerekomenduočiau, miškininkam. Ten, žinai, mamai nupirkt, žmonai ten po miestą, žinai, važinėtis arba ten užmiesčio kažkokiais keliukais. Tai viskas tvarkoj, su komfortu tai čia labai mašina, afigena. Bet, sakau, kur yra darbas panašiai, tai tikrai gali ir susinervuot, kai žiema atvažiuoji, tai tu ten jai turi dar iškast aikštelę, kad rastum kur pasistatyti, po darbo važiuoji ten kažkoks keliukas, netoks jau ir geras, dar pavargęs visas užklimsi, turėsi tenais sulopetą ją išsikast, tai yra reikalų. Tai va, tai tokios pagrindinės, tai būtų silpnas varikliukas, šitas mechaninės dėžės, kad nėra, kad yra automatinė, nesu vairavęs mechankės, tai gal čia jeigu būtų mechaninė, tai aš gal čia visai kitokį klipą daryčiau ir panašiai. Ir ta bagažinė tokia mažoka, tai irgi visą tą, žinai, savo miškininko mantą, kai reikia susikrauti ir salone paskui turi persikrauti. Tai va tiek, tai nežinau, šiaip nepatariu, bet jei norit, galit palikti kažkokį komentarą, pasiginčysim, gal čia kažkam labai nusisekęs modelis ir visa kita. Tai va, iki.